Aš Anu Šerelian, dailininkė, ir šiandien pristatysiu savo šeimos darbai. Taip pat mano tėčio Arto Jareliano, armėnų dailininkų, ir sesers Arpi Jareliano darbai. Armėnai pasauliui davė daug menininkų, dailininkų, iš kurių tai buvo mano tėvas 20 amžiaus šiuolaikinis dailininkas Arto Jarelianas. Deja, jo nėra jau 20 metų, bet jo darbai keliauja visur ir kartais nuo kartais organizuoju parodas, ne tik Lietuvoje, bet ir užsieniai. Kiekvienas darbas turi savo istoriją. Kurdama tas darbas, mes visi įdedam savo pasaulį, savo vaikystę, savo dabartis. Kartais ir net būna ir ateitis įsiskleidžia į tas paveikslas. Kaip ir minėjau, kiekvienas dailininkas pradeda nuo savo vaikystę. Tai čia yra Arto Jareliano 2 darbai pristatyti, mano tėvynė ir tėvynė, kur sukurta yra viena vaikystė Armėnijoje, kalnuose, labai gražioj vietoj, praėjo jo vaikystė. Taip pat ilgesys į tėvynę ir visą savo praeitis. Aš manau, kad čia gali būti tėvai, apie kurį mes galvojam. O čia yra vaikas, kuris sėdi ant jaučės. Jaučiai yra Armėnijoje, būtent šitam regione, labai populiari. Jie gyvena miške, kalnuose ir taip praėjo dailininko vaikystė panašiai. Kaip tikras dailininkas, Arto Jarelianas gyvendavo visiškai, užėjo į bohemo gyvenimas. Tai reiškia, kad jis kurdavo ir moterių, ir toliau mes pamatysim jo darbai su kabakė, kaip pavadinam, su vyno ir taip toliau. Moteriai, serija moteriai. Tai yra Kleopatra. Man atrodo, čia yra visų stilių toks miksas, grafika ir labai gražus darbas. Čia yra viena iš mano favoritų. Ilgesys. Čia sukurta paskutinė gyvenimo laikotarpiai ir angelas ir dvėsė. Grafikos. Arto Jarelianas, kaip ir pasakiau, buvo įvairių žanrų menininkas. Ir čia jau noriu pristatyti visiškai kitas kūrinys – Arto, autoportretas. Jis sukūrė savo autoportretas. Taip pat technika yra truputį kitokia, tegu ten darbai buvo. Šitoj paveikslai įsiskleidė visą jo ir išvaizdą ir sielą. Taip pat matom vyno taurę, kuris jis labai mėgdavo. Sekantis darbas Anahit, armėnų dievė, armėnų mitologijos dievė Anahit, sukurta taip pat apie 25 metų prieš. Toliau bohemas. Bohemas, čia viskas sako apie tuo metu, ką išgyvena menininkas. Ir pagrindinės tematika Armėnija, tai yra alėjinis darbas ir pakankamas senas prieš 40 gal 5 metų. Tai yra visa Armėnijos praeitis ir ko gero dabartis. Araratas, armėnų simbolis,
ir visą tą chaosą, kurį teko išgyventi visų armėnų ir prieš 100 metų, ir prieš 200, ir dabar taip pat. Čia sukurta visų armėnių istorija. Akys, ašaros, bet Araratas simbolis stovi ir stovės visą laiką. Čia taip pat yra 2 labai gražios darbai, 2 angelai ir stebuklas. Šitie darbai taip pat yra labai ypatingi. 2 angelai arba dviese. Tai yra meilės istorija, apie kurį gal šiek tiek aš žinau. Menininkas taip pat, kurdama paveikslus, kartais rašydavo eilėraščių. Šiuo metu labai gaila, neturiu nė vienos. Ir stebuklas. Labai noriu pasakyti, kad čia yra labai mažas dalis mano kolekcijų. Šita ekspozicija yra kaip ir apie 20 darbų, bet yra daug darbų, kuris niekada nebuvo pristatyti. Ir ateity labai norėčiau dar apie kitus papasakoti bei parodyti meno gerbėjams. Šitie 3 paveikslai yra mano sesers Arpinė Jaraliano darbai. Tai yra drobės. Arpinė Jaralianas išėjo prieš 14 metų, tai jos jau nebėra su mumis. Bet paliko labai gražus kūrinius. Jie turi taip pat savo istoriją, paveikslai su istorija, granatai. Granatai sukurti paskutinį jos gyvenimo etapui, bet granatas simbolizuoja Armėnijoje gyvenimas, meilė ir vaisingumas. Araratas taip pat gandrai. Gandras taip pat yra simbolis, o Araratas jau aš apie tai kalbėjau, kad visų armėnų simbolis. 3 darbas, drobė taip pat, tėvynė, saulėtoje graži Armėnija. Lietuvoje mums to saulė labai trūksta, bet paveiksluose mes jau gaunam, žiūrėdama. Tikrai matom tos spalvos, tos šilumos, kurių mums trūksta. Arpinė Jaralianas paliko dar darbų, paveikslų, labai gražių, bet aš jos niekada neeksponuoju parodose. Jie liko pas mane namuose, pakabinti. Tai yra prisiminimas, atmintis apie mūsų brangus žmogus. Taip pat turiu knygą apie Arpinę Jaralianą, mano sesers, apie jos kūrybą ir apie jos trumpas gyvenimas. Dabar noriu pristatyti savo 2 meno kūriniai. Viena iš jų yra nesenai šio vasarų sukurtas Mergaitė su rožėms. Tai aš sukuriu savęs. Tai esu aš su rožėms. Čia yra drobės, įvairių technikų, įvairių stilių, moduliacija, miksas. Ir sekantis darbas, abstraktinis, bet pavadinimas palieku žiūrovų. Tegu kiekvienas mato, ką jisai pats nori arba apie ką galvoja. Kaip ir jau paminėjau, čia yra labai mažas dalis Jaraliano šeimos darbų. Ir labai džiaugiuosi, kad pristatyta mums buvo dėka Klaipėdos tautinių kultūrų centrų pristatyti čia tų darbų paroda. Ačiū labai ir noriu padėkoti armėnų bendruomenės komandoj Ivan Garnikui, kuri pasiūlė ir aš sutikau ir atvežėm iš Vilnių į Klaipėdą mūsų paveikslai. Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Հայերի միության նախագահ Գառնիկին հնարավորություն ընձեռնելու համար մեզ ցուցադրվել Կլայպեդայում։ Շնորհակալ եմ բոլորից, աչու։